Pamiršk kotletus, kurie persismelkia riebaluose, parodysiu tau receptą, kuris yra baltymų bomba, sveikatai palankus ir tikrai nesausus kalakutienos maltinukai. Išbandyk šį receptą jau dabar. Kviečiu tave išbandyti kalakutienos maltinukus, susimal kalakutienos filė, dėk kiaušinį, dėk prieskonių mėgstamų, dėjau druskos, pipirų, ciberžolės ir persilado prieskonių, viską išminkyk, įdėk kukurūzų miltų ir suformuok maltinukus, dėk ant kepimo popierių, šauk į orkaitę, prieš tai gali apšlakstyti alyvuogių aliejumi ir iškepus maltinukams dėk šalia mėgstamas daržovės ir skubėk valgyti. Nepamiršk mano patarimo. Daržovių pusę lėkštės, baltymai turi sudaryti bent 1/4 lėkštės ir 1/4 dar gali sudaryti grūdinės kultūros, bulvės, virtos makaronai ar kiti krakmolingi produktai, bet nebūtinai. Jeigu valgai vakarienį, gali valgyti tiesiog pusę lėkštės daržovių ir baltyminis produktas, kaip šie kalakutienos maltinukai. Patiko mano receptas, spausk like, dalinkis su draugais, įsisaugok šį receptą ir rašyk komentare daugiau receptų. O jeigu nori vieną kartą ir visiems laikams išmokti gaminti ir valgyti sveikai, tai tikrai nepakaks vien tik vieno recepto. Reikia išmokti visus sveikos mitybos principus ir juos pritaikyti individualiai tau. Jeigu turi išskirtinių sveikatos problemų, jeigu turi svorio disbalansą, sergi nutukimu, turi virškinimo trakto problemas, cholesterolio disbalansą, jeigu turi problemų su skydliauke ir kitų sveikatos problemų ir ieškai pagalbos, kas tau padėtų sudėlioti mitybą ir gyvenimo būdą taip, kad išvengtum lėtinių neinfekcinių ligų, subalansuotum kūno svorį, kreipkis į mane. Mano konsultacija nemokama, o asmeninė mentorystė su manim keičia gyvenimus. Nelauk pirmadienio, kreipkis jau dabar.